Hola, estudiante de español. Aš esu Akvilė Dominika, ispanų kalbos mokytoja ir jos mokau per istorijas. Mano mokiniai žiūri, klauso, skaito, kuria, aptaria, pasakoja istorijas. Ir kai sakau, kad ispanų kalbos mokau per istorijas, daugam tai yra sunku suprasti, nes yra įpratę turėti vadovėlį ir mokytis. Pirma tema apie mane, antra tema oras, trečia tema drabužiai, ketvirta tema maistas ir taip toliau. Tačiau kai paklausiu mokinių, su kokiais sunkumais jie susiduria mokydamės ispanų kalbos, dažnas atsakymas būna, kad mokausi žodžių, bet kai reikia kalbėti, viską pamirštu. Ar pamokoje atrodo viską suprantu, bet nuvykus į Ispaniją nesuprantu, kas man sakoma. Ar kai kurie netgi sako, kad pradėjo bijoti kalbėti, nes bijo suklysti, pavartoti ne tą laiką ar ne tą žodį. Ir tai tik keletas dažnai girdimų mokinių atsakymų. Kai kelios pamokos ar savaitės skiriamos tik vienai žodyno ar gramatikos temai, vėliau kitai ir taip toliau, mokymasis gaunasi linijinis, kaip linija. Dabar tik ši žodyno ar gramatikos tema, vėliau tik kita. Dėl to, bandant vartoti kalbą realiose gyvenimiškose situacijose, mokiniai susiduria su sunkumais, nes yra įpratę kalbą vartoti tik tam tikros temos rėmuose. Galvoja tik apie tam tikrą laiką, kurį reikėtų dabar vartoti. Tuo tarpu, kai kalbos mokomasi istorijų pagalba, mokymasis yra lyg spiralė. Pradedame apie viską po truputį ir vis plečiame, vis einame gilyn. Ir tokiu būdu nėra prisirišimo prie vienos konkrečios temos. Mokinys žiūrėdamas, skaitydamas, klausydamas, aptardamas istorijas mato ir girdi įvairias gramatinės struktūras, laikus, įvairius žodžius vienoje vietoje, vienoje istorijoje. O tai jam leidžia kalbą įsisavinti kaip visumą, o ne tik atskiras jos dalis. Kai kuriems tai skamba kaip neįmanomas dalykas, nes visą gyvenimą įvairių kalbų mokėsi tik vienu būdu. Pirma tema apie mane, antra tema oras, trečia tema maistas ir taip toliau. Tačiau tie, kurie duoda šansą istorijoms, negali atsistebėti, kad jie geba suprasti istoriją ispanų kalba, nesiverčiant kas antro žodžio. Ir net jei esi pradedantysis. Yra įmanoma vienoje istorijoje rasti įvairaus žodyno ir gramatikos. Tam tikri gramatikos elementai pagaliau įgyja prasmę, pasidaro logiški, nes ta gramatika yra kontekste, istorijoje, o ne pabiruose sakiniuose. Taip pat jie mato, kad yra įmanoma įsisavinti naujus žodžius, jų nesimokant atmintinai. Ir kad nereikia keletos skirtingų mokymosi šaltinių, Duolingo, vadovėlių, Netflixo, kad galėtų mokytis ir žodyno, ir gramatikos, tobulinti ir klausimą, ir skaitimą, ir rašymą, ir kalbėjimą. Ir dabar turiu tau klausimą. Ar tu būsi tas mokinys, kuris istorijoms duos šansą ir savo akimis pamatys realius rezultatus? Ar tas, kuris ir toliau mokysis kaip mokėsi, nors tai ir neduoda norimų rezultatų ar netgi kelia stresą? Ir nesvarbu, ar dar tik svarstai pradėti mokytis ispanų kalbos, ar jau turi pagrindus ir nori mokytis toliau. Istorijos tinka, duoda naudos ir padeda efektyviai mokytis ispanų kalbos skirtingų lygių mokiniams. Susitikime ispanų kalbos iššūkyje, kurio metu pasinersi į istorijas ispanų kalba, mokysies įtraukti ispanų kalbą į savo kasdienybę ir mažu žingsneliu priartėsi savo mokymosi tikslo link. Iššūkis skirtas tiek niekada ispanų kalbos nesimokiusiems, tiek jau turintiems pagrindus. Jis vyks WhatsApp programėlėje ir visas veiklas atliksi tau patogiu metu. Daugiau informacijos ir registracija nuorodoje esančioje šio epizodo aprašyme. Šiandien tiek ir hasta pronto.